Renkuosi verslą - nacionalinis moksleivių verslumo konkursas. Išbandyk save versle ir važiuok į verslumo stovyklą. Girdit, kaip ten šurmuliuoja? Tai papasakok, kaip sekėsi startuoti. Startuoti sekėsi pakankamai gerai. Sakant, mes jau turėjome apšilimą su kolegijos studentam, tai mums jau buvo lengviau, nes šiemet yra startavo nauja simuliacija, palyginus su pernai metai, bet kaip visada moksleiviai yra labai aktyvūs, tai buvo visai šaunu. Tai su kokiam užduotim šiemet susidūrė moksleiviai? Šiemet susidūrė su dizaino, kaip sakant, ir drabužių siuvimų technologijų, kaip sakant, pramonė. Tai skirtingai nei pernai jie gamino šokoladą, tai šiemet gamino drabužius. O kam nusiteikęs moksleivis turi atvažiuoti konkursą? Visų pirma, turi turėti geros nuotaikos dozę, bet tokia gerai ir toksai nusiteikęs dėrėtis, kooperuotis, mąstyti ir priimti sprendimus. Ko atvažiavai šitą konkursą tikėdamasi? Atvykau pabandyti pažiūrėti savo galimybės, kiek galiu susidoroti su verslu simuliacijomis, nes tai ne pirmas bandymas, kada aš, galima sakyti, simuliuoju to verslu. Tai iš tikrųjų atrodo įdomus dalykas ir net nežinau, tai skatina kažkokį progresą ir visi konkursai, nežinau, man tiesiog patinka. Atvykau čia išbandyti save, pamatyti, kas tai yra per projektas. Iš tikrųjų susidomėjau tai jau prieš, nežinau, kokį mėnesį. Manis tiesą pasakius pateisino mano lūkesčius, dabar tik laukiu rezultatų. Ir kaip jums apskritai bendras įspūdis šito konkurso, ar patinka? Iš tikrųjų smagu. Smagu. Ir aš manau, šiaip naudinga. Kodėl naudinga? Mokomės dėrėtis ir nustatyti teisingą kainą. Arba ne visai teisinga, bet naudinga mums. Kodėl pasiūlytumėt kitiem moksleiviam čia atvažiuoti? Verta išmėginti save. Iš tikrųjų, vis tiek mes, jeigu ateitį planuojam su šituo, tai gaunam kažkokią praktiką ir galų gale vis tiek kažkaip linksmai praleidom laiką.